Šiandien N2 pasigaminsime makiažo patranką, bet prieš tai pasikvietėme makiažo ekspertą. Vėliau su šiuo ekspertu mes makiažą šiek tiek padarysime pavojingesnį. Na, o galiausiai patikrinsime makiažo eksperto žinias, jie apšaudydami makiažo patranką. Sveiki, tai šiandien darysime tokį truputį kitokį dalyką. Šiandien darysime makiažo tutorialą, kad šiek tiek pritrauktume moterų dėmesio. Problema nieko nežinau apie makiažą. Tai jūs irgi. Todėl pasikvietėme ekspertą. Čia yra žymiausias Lietuvos Slavas, dar kitaip žinomas kaip Slavka, vardu Viačeslavas Mickevičius. Sveiki, aš Slavka, iš kanalo Slavka Channel, gal žinot, gal nežinot. Jiems reikia moterų dėmesio savo kanalui, dėl to pritraukė mane. Gerai, aš čia kaip suprantu, sveiki, pas jūs pasisveikinimas šitoj vietoj sveiki yra tik laiko klausimas ir tai yra atsitiktinumas, ne? Su jūsų veiklom ką jūs daro. Aš manau, kad mėlynės irgi priskiriamas pas jūs į grimo kategoriją. Viačeslavas niekad nenustoja dirbti. 20 metų renginių... Gerai. Tai 12? 12 iš kito pusės, 20 ir dar 12 jodinėjimo, kaip atsimenu. Nu jau, kažkiek. Tai kadangi tiek Slavka patirties turi, tai pirmai jis ir mums parodys, kaip reikia daryti tą makiažą. Mes turim tokias labai tradicinės, normalias makiažo priemonės. Ką dažysim? Tai gal... Vaskinam. Gerai, vaskinam. Gerai. Bet dažysi tu. Gerai. Tu esi mūsų ekspertas. Gerai. Vaskyči. Tau nereikia. Vaskyči. Žinau, kad nori, bet... Mane dažysime pirmą. Pasiruošęs? Jo. Prisėdam. Tai nuo ko pradėsi pasako, ką darai? Tuoj išsiaiškinsim. Pirmą reikia... Kas čia yra? Ai, man atrodo, toną dėti. Taip, bet čia tonas, aš koks ne... Tonas, tai 1000 kilogramų. Ne. Tonas toksai, va. Jį va tai, va. Aš tik aktorinį baigiau prieš 18 metų. Tais laikais nebuvo tokių dalykų. Kokią nori spalvą? Geltona, raudona, mėlyna, oranžinė. Oranžinė. Gerai, mėlyna. Bet yra oranžinė spalva, vienintelė spalva, kuri matosi periferiniam šitam. Dėl to visa dėl to visa kelių technika yra dažoma oranžinė spalva. Kad ir kaip greitai tu važiuodamas, tu vis tiek šoninių regėjimų matysi oranžinį dalyką. Po to šviesoforų spalvos irgi bangos ilgis pas raudoną spalvą. Tu ją iš toli pamatai pirmiausia. Bet žaliai iš toli atrodo pamatai, ne? Ne, raudoną kažkaip iš toliau pamatai. Atsimenu, kažkada prieš 10 metų skaičiau ir berods raudona buvo. Faktas. 100% faktas. Ar gerėjom? Aš nežinau. Šiaip, jeigu... Vis labiau į Drakonų kovos personažą panašiai. Gerai, pažiūrim, ką turim. O, wow! Nu, šiaip gerai, gerai, ačiū. Rimtai? Gerai. Bet geriau galim. Čia tau taip atrodo. Man atrodo taip, man atrodo. Nu gerai, tu dar pagalvok, ar galim geriau ar ne. Mes šiaip geriau nelabai padarysim, bet galim dar kažką išbandyti. Pasistengt, galim. Einam į lauką, parodysim. Einam į lauką. Tai va, tai turim geriau ne teptukus. Turim makiažo šautuvą. Jisai šiaip dažų šautuvas yra, bet aš manau, kad bus makiažo. Žiūrėk, laikysim šitą šautuvą ir šaudysim. Aš šiek tiek mažiau turiu entuzijazmo negu jūs abu. Tik aš žinai, ką padarysiu, savaip šaudysiu. Nuo vienračio. Nuo 2-metrinio vienračio. Gerai? Tu pasiruošęs šitai kovai? Aš pasiruošęs. Aš jo klausiu. Ai, manęs klausiu? Jo. Ne. Geriausi dalykai ateina nepasiruošę. Pasiruošę? Pasiruošę? Oi, biški. Aš turiu pasakyti, kad visa šita apsauga nuo skausmo neapsaugoja. Oi, kas? Į langą patekęs. Parodyk, kaip atimti iš jo šautuvą. Atimkit iš jo šautuvą. Aš galiu nulipti. Viskas gerai, lipk. Ne, taip, biški. Nu gerai. Palaikysiu, ašgi palaikysiu. Gal po trečio šūvio čia, matai, skylę padarė. Aš labai gerai girdėjau, aš pamačiau, kad skylę padarė ir Slavka toks. Ir tada dar šūvių serija. Pijus be makiažo, Pijus su traumuojančiu makiažu. Žinok, Ignai, man atrodo, galim geriau, galim kažką, kas actually primena veidą padaryti, ne? Galim, jo, turim dar vieną dalyką. Aš jau nusidažiau, Ignas nusidažė, bet trūksta mūsų svečiui užsidėti savo sceninį makiažą. Ta prasme. Makiažą patraukia.
Tai mūsų dažasvidis ir mūsų patranka šiaip iš tikrųjų yra vienas ir tas pats dalykas, tik tai dydis skiriasi. Nes ją abudu naudoja suslėgtos dujas. Dažasvidis naudoja suslėgtą orą. Jis suslėgia labai daug, jis suslėgia iki 200 atmosferų. Bet iš esmės, kadangi indas yra mažas, dujų ten telpa mažai. Ten telpa apie 1/4 kilogramo dujų. O ir kadangi jisai iššauna su šitom dujom apie 400-600 kartų, tai reiškia, kad vienu šūviu mes galim panaudoti 0,5 gramo gal dujų. Bet mūsų patrankoje mes naudojam suslėgtas CO2 dujas. Mes ten naudojam apie 4 kg šitų dujų. Jų slėgis yra šiek tiek mažesnis, ten yra apie 50 atmosferų slėgio. Bet vienu šūviu mes tenai galim panaudoti apie 2 kg šitų dujų. Tai reiškia, daugiau dujų, daugiau masės, mes gaunam daug daugiau energijos iš to pačio šūvio ir mes galim daug geriau kažką nudažyti. Gaminant pavojingus makiažo aplikacijos metodus, būtų pravartu pasidomėti pavojingų makiažų istorijoje. Makiažas jau nuo pat jo pradžios buvo pavojingas, nes jis buvo švino pagrindu. Jau senovės egiptiečiai naudojo šviną savo makiažuose, o tarp 16 ir 18 amžiaus vadinamasis Venetian ceruse turėjo savo viduje švino karbonato, kuris subtiliai balino odą, bet ne taip subtiliai sukeldavo žaizdas, iškritusius dantis ir iškritusius plaukus. Na, o vėliau radis ir toris buvo naudoti labai mažais kiekiais įvairiose makiažo produktuose. Nors jie neturėjo kažkokio labai akivaizdaus efekto ant jų vartotojo, tačiau buvo siejami tiesiog su kokybė ir grožiu. Na, nusikeliant į modernę erą, mes vis dar randame švino įvairiose tradicinėse makiažuose, tačiau modernioje kosmetikos industrijoje mes jau švino niekur nebeturime. Na, o N2 dabar iš ten, kur anksčiau šaudydame šviną, šausime makiažą. Let's go! Pasiruošęs ar skaičiuoti iki 3 ar nustebint tave? Ką, skaičiuok iki 3. Skaičiuoti iki 3? Jo, palauk, galim? Tu žongliruok! 1, 2, 3. Paskutinį kartą, kai mačiau per Jurassic Park. Baltas rusas. Eik tu sau, gera. Svarbu, kad neišsitepiau. Išsitepiau. O tai čia kas, dabar mano profilis gaunas? Techniškai tu turėtum, jeigu užsidėsi skydelį, turėtų būti labai gražus smailas. Va, jeigu pamatysit, va, Yra žiūrėkit, dvi žiūrovai. akutės. Va čia, matot, akutė. Čia Va kita čia va, akutė. akutė, šypsenėlė per... Ir matote, kur liežuvis galėtų būti šypsenėlės, nes Slavkos klynas. Žiūrėk, barzda gerai išgauta, man atrodo. Jo, labai. Tai ką, pabandėme 3 būdus aplikuoti makiažą. Štai trečiasis. Tuoj pavalyti. Tai makiažas, kurį labiau reikia valyti, negu pasilikti ant savęs. Žiauriai patiko, galim apsikabinti. Ne, Kitą kartą. nepriimk to asmeniškai. Man atrodo, tavo vis tiek yra pranašiausias būdas daryti makiažą. Aha. Kaip tau, Viačeslavai, atrodo, ar sėkmingas čia mūsų projektas buvo, ar galima pritaikyti tai, pavyzdžiui, teatro scenoje? Man atrodo, žinai ką, bet aš kai dirbu daug labai vasaros renginiai, festivaliai. Ir šitas dalykas puikiai turėti savo palapinę, sumoka žmogus 5 eurus ir jis jį nudažot pagal jų pasirinktas spalvų derinį, man atrodo, turėtumėt, eilę non-stop. Jisai permanentinis yra, jisai nenusivalo. Faktiškai, reiškia tai visą festivalį tu gali ir būti su juo. Per mane. Traktuojame, kad mūsų projektas pasisekė, nebandykite to namuose, o jeigu kad nors ateityje pamatysite N2 palapinę arba Slavkos palapinę, kur aplikuojami tokie dažai, būtinai už pinigus tai pasidarykite savo. Neįsivaizduoju, kas to norėtų. O dabar einam praustis. Gerai. Ką vėl? Ir šitą galite mūsų OnlyFans pamatyti. Privatus turinys.